Laba diena visiems esantiems mūsų Facebook'o grupėje. Tai šiandien susitinkam su paslaptinga moterimi, Agne, su kuria mes pažįstamos jau nuo 2011 metų. Ir pasidalinsim, kaip tas mūsų bendravimas vyko. O dabar, Agnyte, kviečiu tave prisistatyti. Sveiki visi. Visų pirma, tai labai ačiū tau, kad laikas bėga, mes esam gyvenančios skirtingose šalyse, bet tuo pačiu atrodo, kad labai arti. Tai ačiū, kad pakvietei į šitą grupę, labai gera, kad jungi lietuvius Norvegijoje, o žiūrėk, gal ir plačiau ilgainiui išeisi. Prisistatyti. Šiaip norėtųsi labai paprastai sakyti, aš esu moteris, smalsi, skanaujanti gyvenimą, ieškanti, atrandanti, pametanti, vėl ieškanti iš naujo ir tuo pačiu besidalinanti. Man gera yra gyventi, klysti, keltis, vėl eiti ir pakeliui. Mane supa žmonės, jie ateina į mano gyvenimą, išeina, ateina nauji, išeina, sugrįžta. Tai čia jeigu taip paslaptingai, išlaikant tą paslaptį, kurią tu taip gražiai pateikiai grupėje, šiaip labai ačiū, labai maloniai mane nustebinai su manęs pristatymu tokiu paslaptingu. O jeigu žiūrėti į mane kaip tam tikrų profesijų atstovę, kas yra vis tiek žmonėms įdomu, aš taip suprantu. Tai šiuo metu aš esu sąmoningo kvėpavimo specialistė, aš tai jau 11 metų. Mes gal vėliau pakalbėsim, ką tai duoda man pačiai mano gyvenime ir ką aš galiu padėti atskleisti kituose žmonėse per kvėpavimo stebėjimą ir keitimą. Tai sąmoningam kvėpavimui iš tikrųjų aš skiriu labai daug dėmesio visus 11 metų. Daugiau metų aš esu coachingo specialistė su specializacija karjeros coachingas. Ir čia tokia stipri veiklos sritis, į kurią įsilieja ir kvėpavimas. Nes kai žmonės kryžkelėje kažkur atsidūrė, mane suranda. Jie suranda mane labai dažnai per kryžkelę karjeroje. Ir paprastai žinom, kad jeigu yra kryžkelė kažkas sudėtingo ir jau žmogus kreipiasi pagalbos, vadinasi, jis jau yra išbandęs daug ką pats. Kažkiek pavyko, kažkiek nepavyko ir jisai supranta, kad reikia ieškoti išorinės pagalbos, ar ne? Ir kai mes susitinkam, labai dažnai žmogus, dažniausiai tai yra moteris, jinai jau būna didelę dalį savo energetinių resursų praradus. Ir tada mes kalbamės, dažnai aš kviečiu kvėpuoti, kad sugrįžti į save, o tada jau kalbėtis iš kito ligmens. Tai kai kurie žmonės tą supranta ir labai greit pasijungia, kai kuriems aš ne iš karto sakau kvėpuokim, nes jiems yra labiau įprasta kalbėtis, ar ne? Ir mes tarsi išlukštenam per kalbą, tam tikrus sluoksnius nuėmam ir tada mes ateinam iki kvėpavimo. Nuostabu. Žinai, stebiu aš tavo postus labai dažnai. Iš tikrųjų stebiu tave Facebook'e, kaip sakiau, kaip mudvi ir šnekėjom. Sueinam, išsiskiriam. Ir aš tau pasakiau, bet aš gyvenu su tavim. Labai gerai nuskambėjo. Nes aš tave stebiu ir tu man esi ypatinga moteris, ypatingas žmogus. Tu esi mano įkvėpėjas. Ir paskui gal papasakosi trumpai istoriją, kaip tu man padėjai mano vienų krizės etapu. Ir iš tikrųjų, vat ir matau tai, ką tu sakai, kad žmogus ateina pas tave tada, kai jau išbandęs absoliučiai beveik viską. Ir praradęs va tą gyvybinę energiją. Tai yra unikalu, ne? Kad mes galim tuo metu kažką tai duoti žmonėm. Taip. Žinai, Laimute,
Tai yra labai unikalu ir tuo pačiu man čia norisi pasakyti, kadangi daug dirbu su užvakar vienai moteriai sakiau, nu tu nuodeguliuk tu mano, su nudegusiais žmonėmis, ane, perdegime esančiais. Tai ir aš pati ten esu buvus, net ne vieną kartą. Tai tas unikalumas, kad mes galim duoti žmogui tada, kai jisai jau yra ant ribos arba jau minuse, jisai nebūtų toks unikalus, jeigu mes labai taip uoliai, atidžiai nestebėtumėm savo energetinių resursų balanso. Aš daug metų atgal labai padėdavau žmonėm iš visos dūšios, atiduodavau, ką turiu ir ko neturiu, žodžiu, kad tik tai jiems būtų gerai. Ir čia toks entuziasto kelias. Va, bet ilgainiui, žinai, metai eina ir ta išmintis, ačiū Dievui, ateina iš paskos, kad vis tik norėdamas duoti, tu turi turėti ką duoti. Ir čia kiekvienam dirbančiam su kitais žmonėm labai norisi taip priminti, o kiek tu pati ar kiek tu pats esi energetiniam balanse, žinai, kiek tu pats ieškai naujų būdų būti, naujų būdų kurti, kiek tu pats save gerai pažįsti, ogi esam kintantis. Tikrai. Tai va ta tokia graži kelionė. Va čia ir yra ta mintis. Žinai, mes mokomės visą gyvenimą ir tu mokais visą gyvenimą. Ašgi tave stebiu. Ir aš, dievulėliau, mokausi ir visai nei giliau. Va ten, va, kad atrasti savyje, va tą tikrąjį balansą, ne išoriai, bet savyje. Ir tu žinai, kai aš pradėjau, va dabar tas etapas, kai aš pradėjau mokytis biodanza Norvegijai, vėlgi, tai yra tavo dėka. Va. Ar tu atsimeni? Labai gerai atsimenu. Negaliu pamiršti, nes tai buvo wow istorija. Wow, tikrai istorija. Ir apie tai parašiau savo monografijoje, kai pabaigiau biodanza mokslus. Kai atvažiavau į Norvegiją, tai praradau tą galimybę, kurią turėjau Lietuvoje augti savo viduje. Ir staiga mane čia likimas atsiuntė ir aš atsidūriau neaišku kur, neaišku su kokia aplinka. Ir mane tiek mėtė ir aš galvoju, o dievulėliau, kaip man sugrįžti atgal į tą vidinę struktūrą, balansą. Ir tada galvoju, aš kalbos nemoku, coachingo naudoti negaliu, to negaliu, ką galiu daryti? Viešpatie, pasakyk, ką aš galiu daryti. Ir tada man vaizdas, Agnytė, šokio terapija, jinai mokėsi. Ir tada tau rašau laišką. Ir pradėjau lankyti biodansą. Čia ilga istorija, nepasakosiu, bet mane taip, kai pasakė, kad 3 metai studijų, tai galvoju, nesuprantu, kodėl tokios ilgos studijos. Kai prasidėjo procesas mano vidinis ir kai mane kaip grūšė, kaip obelį pradėjo krėsti visus pamatus, viską, tada galvoju, wow, dabar suprantu. Ir tada, kai aš tave pasikviečiau, kai aš jau buvau dugne tų transformacijų, kai jau reikėjo pradėti lipti viršų, aš jau nežinojau, už ko griebtis. Tada pasikviečiau tave. Ir tu su manim padarei stebuklus. Ką darei, kad tie stebuklai vyko? Visų pirma, tai labai norisi atkreipdėmėsi, kad ne aš stebuklus darau, o kūrėjas per mane. Tai čia, žinai, nepamirškim, nesusireikšpint, nes labai lengva. Ypač, kai va tokioj veikloje esam, kur padedam kitiems, man ypač, kai daug komplimentų gauni, žinai, laiks nuo laiko reikia priminti savo, kad tai ne aš, tai kūrėjas per mane. Aš tiesiog, mano pareiga laikyti tą kanalą kiek įmanoma švaresnį, kad aš gebėčiau išgirsti tą kvietimą, ar ne, ir nedvejodama pasijungti. Dėl to
kai tu man parašei, ar aš galiu pasakyti, ką tu man parašei? Aš Gal atsimenu, gerai neatsimeni, sakyti. o aš labai gerai atsimenu, nes aš gavau žinutę, žodžiu, Agnyte, ar tu, nežinau, žodžiu, ar tai ten kažkaip, dabar ne visai tais žodžiais, bet nežinau, ar tai įmanoma, bet rašau, ar tu galėtum atskristi ir išoperuoti man smegenis. Aha, geras. Čia tai geras. Va, ir dar ten buvo, kad, žodžiu, finansai yra tokie, kokie yra, bet siūlau, žodžiu, kartu praleisti laiką. Ir tuo metu, ar ne, ta žinutė buvo nuleista visiškai neaiškiai, ką reiškia išoperuoti smegenis. Nu, tu gal iš proto išsikraustė, aš nesu smegenų specialistė, galėtų man sakyti protas, ar ne? Bet tuo metu, nespėjus pagalvoti, aš iš karto atrašiau, kad gerai, aš atskrendu. Kodėl, ką aš su tavim darysiu, ką aš žinau. Aš tiesiog pasidaviau tam kvietimui ir aš nuskridau. Ką mes ten darėm, aš manau, kad per mus darė, ar ne? Mus tiesiog suvedė ir leido mums tame buvime, toje tekmėje, kartu buvimo tokio labai atviro. Tu atsimeni, tai buvo nuogas atvirumas. Tai buvo toks, 100% buvimas kartu realiai be kaukių. Ar jeigu ten kažkokia dar kaukytė buvo, tai labai gražiai nusiminėjo. Tai aš niekaip negaliu pamiršti to būdo iškviesti mane iš Lietuvos į Norvegiją, nes aš atskridau labai greitai. Tu atsimeni, ten daug laukti nereikėjo. Ne. Ir kaip mano grafike ten atsirado tas langas, žinai, tai ką aš su tavim darau, nelabai aš galiu pasakyti, nes panašu, kad taip, mes judėjom, mes kalbėjom, mes tylėjom, mes keliavom. Ir visame tame, vat vyko tas stebuklas. Tikrai taip. Ir po to, žinai, aš net norėjau mesti biodanzos mokyklą, nes aš jau nepakėliau tai, kas vyko manyje. Ir po to mūsų susitikimo aš pradėjau kilti viršų. Man reikėjo vat būtent to apkabinimo, to buvimo. Tu laikėjai, aš labai gerai atsimenu, kaip tu mane laikėjai, apkabinus iš nugaros, laikėjai rankose. Vau, kokie procesai vyko. Mes ir pakvepavom. Mes ir bandėm slidinėti nelabai vykusiai, nes mano slidės buvo labai prastos. Ir tai, kas vyko ant to užšalusio ežero. Aš girdžiu tą nuo kalno čiurlenantį, nes tai buvo kovo mėnuo. Aš girdžiu tą čiurlenantį vandenį nuo kalno. Ir dabar po mumis užšalęs vanduo. Vau! Šito negalima pamiršti. Ir tokia platybė, tu atsimeni, kalnai, bet tuo pačiu tas ežeras tokia platybė, didžiulė platybė, saulė švietė. Neįmanoma pamiršti. Ir iš tikrųjų, kai tu dabar man primeni dar, kad aš tave glėby laikiau iš nugaros, ar ne, aš galvoju, tu žinai, turbūt ir tavo grupės nariai žino, kad kūrėjas neturi kitų rankų, ar ne, tik tai žmonės, per žmonės veikia. Tai jeigu tai yra tik žmogaus apkabinimas, jisai nėra tiek galingas, bet kai gebi kažkaip, arba jis geba per tave, ar ne, apkabinti kitą žmogų, tai va ten ir vyksta tas gijimas. Ir tame logikos juk iš tikrųjų jokios nėra. Tiesiog aš kažkodėl tave apkabinu, tu kažkodėl leidėsi. Ir tame vyksta procesai. Taip, tame vyksta procesai. Ir čia vat yra tas gražumas, kaip palaikyti tą tėkmę, kaip suvokti, nes kartais, taigi tu žinai, ar ne, kartais mes tekam, o kartais į užutekį pataikom. Ir jame reikia išbūt kažkaip, na, kol vėl gausi tą kvietimą tekėti. Tikrai taip. Agnyte, bet tu dar ir šelmiška labai. Tu eini visokius iššūkius gyvenimo. Aš atsimenu, tu man pasakoji detalių, aš neatsimenu, bet aš atsimenu, kad tu buvai kažkokioje vietoje, kur įvyko gamtinės anomalijos ir kur buvo klausimas gyvybės ir mirties.
Dar žinau vieną tavo istoriją, kad tu išplaukiai su jachta, su vyru komanda, ten vėl vyko visokie dalykai. Kas tave traukė tenai? Bet kaip tu atsimeni, pasakojimas geras. Aš Jo, detalių neatsimenu, aš atsimenu. bet tu atsimeni faktus. Žinai, vėlgi, kas mane ten traukia, aš turbūt nelabai galiu pasakyti, nes logikos tame jokios. Aš manau, kad tai yra vėlgi vedimas ir labai stiprus. Kaip aš atsidūriau Kaimanų salose su menkai pažįstamu žmogumi, kuris 100% buvo įsitikinęs, kad aš jam išgelbėjau gyvybę. Ir dėl to man padovanojo kelionę į rojų. Ir ten mus ištiko uraganas. Ir tikrai tai buvo labai tokia artima mirčiai patirtis. Čia buvo pirmas kartas, realiai tai antras mano gyvenime, kai aš supratau, kad va čia yra pabaiga. Ir tai įdomi patirtis, nes jinai dovanoja tokį visišką pasidavimą ir atsidavimą. Jisai yra saldus. Šiaip nelinkiu specialiai, kad žmonės tą patirtų, bet jeigu juos pakvies kada į šitą patyrimą, tai nepabijokit jame pabūt. Liktai ten turėtum pasirinkimą. Tiesiog atsiduri. Va, tai šitas momentas ir tai susijęs su vandens stichija. Nes mes gyvenom visiškai ant vandenyno kranto ir tai, kas atrodė fantastika, nes vitriniai langai ir čia pat vandenynas, ošia bangos, kaip smagu, bet kai eina uraganas ir vėjas pučia iš vandenyno, tai jau taip sakant, ir vėlgi, gyvenime dažnai būna, ar ne, nei čia gerai, nei čia blogai, tiesiog vyksta. Tai, kas tau atrodė visiška dovana, paskui gali atrodyti visiškas prakeiksmas, bet ne, man leido likti gyvai. Kitas momentas, kai tu atsimeni, aš išplaukiau viena, aš šito nežinau, kad tai bus, bet viena su 11 vyrų, aš plaukiau Viduržemio jūroj beveik 2 savaitės. Ir buvo 3 ar 4 paros, kai mes visiškai krantų nematėm. Tai vėlgi, man tai reikėjo pasakyti taip, kažkokiam nesąmoningam kvietimui. Noriu plaukti? Noriu. Kas ten bus? Nežinau, plaukiu. Atskrendam į Italiją, ateinam aš skridau su vyru, ateinam į jachtą lipti, iš jachtos išlipinėja vyrai, moteris, įlipinėja nauja įgula, tame tarpe aš, ir aš apsidairau ir aš matau, kad nei vienos moters nėra. Ir aš klausiu, kur moteris, o man sako, tik tu viena. Aš pažįstu vieną vyrą, su kuriuo atskridau, visi kiti vyrai man nepažįstami ir vėlgi neturi pasirinkimo, tu jau esi ten. Ir tai padovanojo didžiulius išgyvenimus, vėlgi mūsų užklupo audra, kapitonas, kuris apie 30 metų yra kapitonas, jisai sakė, tai yra antras gyvenime atvejis jo karjeroj, kai jau jisai suprato, kad ir tu ten. Ir aš ten. Viena su 11 vyrų. Ir ten irgi mane ištiko tas pasidavimo jausmas, kad tai yra pabaiga, ne? Viskas. Ir aš galvoju, kad gal tai yra tie momentai, kurių tu negali pasirinkti, gali galbūt keiktis ir burnot ir galvot, kodėl man likimas čia siunčia tokius išgyvenimus. Bet tame pasidavime ten nėra kada galvot, tu tiesiog atsiduodi, viskas atsiduodu viešpatė, pabaiga. Ir paskui leidžia išgyventi. Ir tu jau esi kitoks. Tu esi kitoks. Ir ne tik aš viena, tarpsme, visi, kas buvome toje jachtoje, mes išgyvename. Ir čia buvo mūsų pirma naktis, mes tik išplaukėm iš uosto ir pirma naktis ta begalinė audra, ar ne? Ir likusios 2 savaitės jos buvo, fantastiškoj palaimoj, nes mes išgyvenom. Agnyte, ar visą laiką turėjai tą tikrą gilų tikėjimą kūrėjų? Ne visą laiką. Šiaip mano seneliai buvo labai tikintis ir aš daug laiko leidau su jais, tai mano tikėjimas tas buvo toksai, dievuliu, kuris
gali nu tau parodyti ir turi būti gera mergaitė ir meldiesi rytą vakarą. Žinai, vakarinę maldelę. Angelėlis arbužėli, būk prie manęs visados, kad aš mažas kūdikėlis, nepražūčiau niekados. Ir kiek daug kartų buvau ties pražuvimo riba, bet tas angelėlis matomai saugo, žinai, tai aš močiutė esu begaliniai dėkinga. Tai ten buvo vienoks tikėjimas dievuliu. Paskui aš su juo labai stipriai susipykau ir buvo periodas, kai ne. Ir paskui, kai mane dar kartą laužė, kaip tu sakai, krėtė kaip grūšę, žinai, tai aš kartais sakau, pataikai kartais į centrifugą ir nėra ką daryti. Tu turi laukti, kol ta programa baigsis, ne? Jau viskas, tu centrifugui. Ir čia įdomus tas kūrėjo kelias, ar ne, kaip jisai padaro, kad tu vėl iš naujo suprastum, kad tu esi bejėgis. Ta prasme, visi tavo proto susikurti kažkokie keliai, ten susireikšminimai, ėjai į priekį, o tas priekis pasirodo tupikas, žinai. Ir tada vėl išsilaisvinimas. Ir jau kai sugrįžau, bet aš grįžau pas Dievą, ar ne? Pas Dievą, kuris gyvena bažnyčioj. Tai nuo tada kažkaip tas tikėjimas jisai labai gražiai įsišaknijo. Dabar bažnyčia yra, kaip pastatas, ar ne? Kūrėjas, aš jau sakau, drįstu sakyti kūrėjas. Tai tas pats Dievas, tik tai kūrėjas, ar ne? Ir aš supratau, kad labai stipriai turiu jam leisti per mane kurti. Labai stipriai. Ir kai tik aš susireikšminu, o vis dar būna momentų, patikėkit, ir man būna, kad čia aš. Ir ypač susireikšminu tais momentais, kai sunku, kad čia aš kažką ne taip padariau. O tai irgi yra puikybė. Ne? Kaip čia taip aš tokia gudri ir atėjau vėl į kažkokią tai ten duobę ar šešėlį ar ten tamsą. Bet tai yra jo plano dalis. Ir ką tu ten darysi, kaip tu ten sutiksi su tuo. Agnyte, vat tu pasakoji, kad tu turėjai, ane, močiutė tave vedė tuo keliu ir gerai, tada buvo bažnyčia, pastatas. Aš nieko šitą gyvenime neturėjau. Pas mus nebuvo visai šitų pamatų. Užaugau spaliukė, komjaunuolė, pionierė. Aišku, mes visas tradicinės lietuviškas šeimos šventes turėjom, tačiau aš neturėjau tų pamatų, aš net maldų nemokėjau. Ir vėlgi skaičiau, girdėjau, įsivaizdavau, kad taip atrandu tą ryšį. Ir vėlgi, žinai, kas įvyko. Ir vėlgi tavo dėka. Kuomet tu atvažiavai į Norvegiją, mes apie tai kalbėjom. Mes buvome tame. Tavo leitmotyvas visą laiką jo tas. Ir netrukus po to aš atvažiavau į Lietuvą. Į Vilnių pas tave. Taip. Ir neatsimenu, mes turėjom sesiją, grupinę sesiją kvėpavimo Vilniuje. Ir iš Vilniaus aš sėdau į traukinį. Ir mes visą laiką apie tai kalbėjom, apie kūrėją. Visą laiką jo leitmotyvas. Ir aš sėdau į traukinį, važiuoti į Kauną iš Vilniaus. Ir aš neatsimenu, aš tau tada sakiau. Bet pro traukinio langą, danguje, aš pamačiau Dievo veidą iš debesų. Nesakai, kaip Nesakiau. Aš padariau ir nuotrauką. Tačiau, kai man reikėjo iš vieno kompiuterio perkelti informaciją į naują kompiuterį, kažkaip ta informacija nepersikėlė, nuotraukos. Didelė dalis mano nuotraukų nepersikėlė ir aš jas praradau. Tai va, bet tai išliko mano atmintyje, tai išliko tenai. Ir aišku, kaip tu sakėjai, aš daug kartų dar nusimušiau nuo to kelio. Ir vėl parėjau, ir vėl nusimušiau, ir vėl parėjau. Ir mūsų laikas senka ir aš noriu tavęs paklausti, vat žmonės vat taip kaip ir mes nusimuša, ieško savęs, neranda savęs. Vat ką galėtum palinkėti
žmonėms, kurie vis dar nedrįsta pažvelgti į save, kurie bijo. Viena mano dukra vienai savo draugiai parekomendavo sudalyvauti biodanzoje. Ir jinai sako, aš bijau pamatyti to, ko aš bijau pamatyti. Labai suprantu, labai suprantu. Aš už vakarą turėjau draugų vakarienę ir išėjo kalba, ar ne, kad nu, vat, viena draugė metai laiko nedirba, nes perdegus. Ir jau jeigu esi perdegęs iki visiškai nuo degulių, tai sugrįžti yra pakankamai sudėtinga, vis tiek sugrįžti, bet tiesiog laiko, ar ne, užtrunka. Ir viena iš draugių sako, taigi tu eik pas Agnę pakvėpuot. Taigi ten fantastika, ar ne? Ir ta mano draugė, ta nuodeguliukas, jinai sako, eikit savo, aš bijau. Ko? Nežinau, sako, ką aš žinau, ką aš ten, sako, kai aš nekontroliuoju, jinai buvo prieš ten gal kokius 5 metus pas mane kvėpavo, moteris, kuri labai protą gyvena. Ir jinai sako, aš negaliu, aš tik pajutau, kad kažkas, aš prarandu kontrolę ir man baisu. Tai tas yra gerai. Paskui vienas draugas, baigiant, labai gerai pasakė, žinai, coachingo specialistas, protingas vyras, niekur, sako, tu nenuskubėsi. Kai ateis laikas, tu surasi tau tinkamiausią būdą. Ne? Galbūt nekvėpavimas tavo būdas. Ir aš, kadangi pati esu buvus ne vieną kartą ten, kur pamečiau, nebežinau, baisu, kur aš čia atėjau, ar ne, tai aš savo kailiu su tą patyrus, dėl to man sąlyginai lengva pabūti šalia žmogaus, kuris dabar tame yra, ne, ežiukas rūke. Pabūk, pradžioj pabūk ten, kur pametei save. Nusinulink, aš sakyčiau, tas yra labai sudėtinga tiems, kur ego didelis ir ypač jeigu ten pareigos susitapatinę su pareigom, tai va, Jėzau, kaip baisu. Gali pabūt kažkuriuo momentu arba taip trins į miltus, kad jau pradėsi mąstyti, kad Jėzus Marija pabaiga, reikia į kažką kreiptis, ar ne? Arba labai linkėčiau, kad anksčiau ateitų mintis, kad ieškot pagalbos. Ne visi turi ryšį su kūrėju, toli gražu ne visi. Ir tegul, eik į Google, ieškok, kas gali išvesti, ne, pamečiau save, ten dar kažką. Kūrėjas visus veda. Visus, absoliučiai. Jam yra sudėtinga vesti tą žmogų, kuris savo gyvenimą laiko taip, žinai, įveržęs ir taip, aš pats kaip nors, žinai. Nu, tai reikia kažkaip suminkšti tą žmogų, nereikia atpalaiduoti tos raumenis. Ir tada, nu, lengviau, nes, žinai, nukrenta ta karūna ir tada žmogus supranta, kad Jėzus, nu, aš pats negaliu, ne, pati negaliu. Ir tada atsiranda vedimas, Tu pradėsi girdėti, tu pradėsi matyti ženklus, kad ir mažą kažkokį ženkliuką, padaryk žingsnį į tą ženkliuką, ne, paskui išsiskleidžia. Vėl ženkliukas, vėl išsiskleidžia ir ta realybė, jinai kinta, tave būtinai išves. Tikrai būtinai išves. Tai aš labai linkiu drąsos. Pabūti ten, kur yra labai baisu. Jo. Ir nepabijot, žinai, akis į dangų ir aš nebegaliu, darykit kas nors, ką nors, aš nebegaliu. Jeigu tiki Dievu kūrėju, nu taip pat žinai, ne? Dieve, padėk, vesk mane. Viskas. Tu paprašai, tave tikrai išves. Bet jeigu vėl laikaisi, tai tada neišves. Nu, tai reiškia, dar nepakankamai, žinai, pertempti raumenis, dar turi jėgos laikytis, tai laikykis, na. Alio, tai laikykis. Čia mane parodė prieš 20 metų. Jo. Bet vėlgi, žinai, mes visi praeinam kelią ir tu daug žmonių sutinki, aš daug sutinku, mes matom,
Ir mes norėtumėm švelniai su šypsena veide sakyti, paleisk. Paleisk, tu pamatysi, kaip ten gera, kai tu paleidi. Bet jeigu tas žmogus dar vis tiki, kad įsikabinime yra laimė ir prasmė, tai mes tik tai kantriai pabūsim šalia, ar ne, va tą erdvę palaikysim, tu per šokį, aš per kvėpavimą, žinai, kažkas gal ten per miško terapiją. Yra tų būdų. Bet tiesiog leisti žmogui išbūt saugioj erdvėj, kol jam ateis laikas, žinai, galbūt numirt ir paskui atsikelt, o gal jisai jau miręs, tik įsivaizduoja, kad gyvas, ne, ir jau tuoj pradės pumpurą kraut. Aš tik vieną žinau, kad kai labai esi pasimetęs, ateina momentas, kai vienam pasidaro be proto baisu. Ir atrodo, kad išprotėsi, kad viskas, pabaiga. Tai va toj vietoj labai linkėčiau vis tik tai kišt nosį virš tos kažkur tamsos, tegul bus ne virš, kažkur ten pro kamputį ir žiūrėt, kas ten pro tą juodumą tau ranką išties, kad truputį truktelt, žiūrėk, čia yra, tegul ne šviesa, pradžioje dar šviesą labai sunku matyti. Žinai, būna, kai tamsoj būni ir staiga daug šviesos, staiga pakina ir taip norisi, oi, tą užuolaidą užtraukti. Tai ten yra truputį prasiskleis, kažkokią rankelę išlys, ar ne, ir tave po truputį kvies, turėk kantrybės, matysi. Mažai žingsneliais, labai mažai žingsneliais, nieko daug nereikia daryti. Tipu, tapu. O paskui jau ten, žinai, ir tas žiedas įsiskleidžia ir viskas. Ir tada jau tu gali būti pavyzdžių kitiem. Tikrai taip. Agnyte, tu angelas. Myliu tave labai, labai. Ačiū tau, Laivute. Labai fainai. Labai trokštu vėl gyvai apkabinti. Aš mačiau, tu būsi Kaune? Aš būsiu Vilniuje. 15, 16, 17 būsiu Kaune, 18 būsiu Vilniuje. Tai jeigu pasiseks, tai mes alio kavytės ir apsikabinsim. Tai vat panorėkim ir tada, jeigu bus kurėjo valia, o mes jau panorėjom, tai... Mes jau panorėjom. Labai ačiū tau, labai džiaugiuosi už tavo išsiskleidimą, už tai, ką tu darai ir, būkim, tiesiog būkim ir su smalsumu žiūrėkim, kas toliau. Ačiū tau, mieloji. Ačiū ir tau labai. Ačiū, taigi tu tokia pati, kaip fain. Ačiū. Apkabinu tave. Ir aš. Dabar iki susitikimo gyvai. Gerai. Ačiū tau, sutarim. mieloji. Iki. Ačiū. Iki. And ciao.